Labadiena, esu Justina Rinkevičienė iš Šilalės rajono. Šiuo metu studijuoju Baltijos technologijų institute multimedijos kurse. Prieš šias studijas apie 10 metų užsiėmiau individualių rūbų siuvimu, siuvinėjimu, taip pat suvenyrų siuvimu, jų puošyba, termolipdukais, tapyba ant rūbų. Tad iki šių studijų tikrai daug teko dirbti kūrybinio darbo, dirbti su klientais. Taip pat daug laiko dirbu su specialiomis programomis, ruošiant siuvinėjimo ir ploterių paveiksliukus. O šiandieną norėčiau pristatyti savo kurtą web dizainą. Tai yra informacinio tipo tinklapis, kuris pristato su individualių rūbų siuvimą. Tinklapio tikslas yra pritraukti naujų klientų, kurie domisi Lietuvos etnokultūra ir norėtų pasisiūti lininius stilizuotus rūbus ir tautinį kostiumą. Kuriant šį tinklapį naudojau audiniams ir etnografijai būdingas spalvas bei raštus. Pradinė idėja buvo, kad tai puslapis bus vieno vieno puslapio webas tai bus, bet padarius pirminį variantą supratau, kad nuotraukų galerija yra per maža, galvojant apie ateitį, norint pridėti naujų nuotraukų, tiesiog, kad tai bus labai nepatogus valdymas. Tad suskirsčiau galeriją į 3 atskiras kategorijas, tai yra klientų nuotraukos, taip pat turime atskirą kategoriją suvenyrams ir atskirą kategoriją rūbams. O rūbų kategorija taipogi turi filtrą, kad atskirtų būtent rūbus, kuriuos norim. Grįžimas būtų į pagrindinį puslapį spaudžiant patį logotipą. Taip pat pagrindiniame puslapyje turime žinutės laukelį, o visų puslapių apačioje turime informaciją, tai telefono numerį, elektroninį paštą bei adresą. Tad šiandien noriu jum pristatyti tiktais tiek. Labai jum ačiū už dėmesį.